proga šventiniam žodžiu kviečiu rajono savivaldybės merą Algirdą Kopūstą. Nepriklausomybės atkūrimo metinės tai puiki proga mums visiems prisiminti, kad savo rankomis sukūrėme ir apgynėme savo valstybę. Kad visi Lietuvos žmonės atliko didžiulį ir atsakingą darbą. Jau 17 metų gyvename laisvoje savo valstybėje. Yra teigiama, kad kas 15-16 metų keičiasi žmonių kartos. Tad mūsų nepriklausomybė jau bus išauginusi ją nepatyrus okupacijos, kitokią laisvos valstybės laisvų žmonių kartą. Jau 17 metų Lietuvos žmonės kūrė modernę europinę valstybę ir su viltimi žiūri ateitį, tikėdami, kad ta nepriklausomybės išauginta jaunoji karta bus veikli, aktyvi, jau savo šaknis, bus pasiryžusi Lietuvą vesti demokratijos, tolerancijos, humanizmo ir kūrybos keliu. Smagu matyti visus Lietuvos žmonės pasiaukojančiai dirbančius, smagu matyti dalyvaujančius prasmingose renginiuose, bet ypatingai noriu džiaugtis augančiais ir bręstančiais jaunaisiais ukmergiškiais. Vis aktyviau dalyvaujančiais tiek rajono politinėme gyvenime, tiek visuomeninėje veikloje, tiek įvairiuose renginiuose. Ačiū muzikos mokyklos auklėtiniams, puošiantiems šį renginį savo muzikiniais talentais. Ačiū visam jaunimui, atėjusiam į minėjimą, ačiū visiems dalyvaujantiems. Iš širdies sveikinu visus ir kiekvieną jūsų su kovo 11 ir linkiu tvirtybės, geros sveikatos, atsakomybės jausmo, drąsiai eiti mūsų pačių pasirinktų keliu. Džiaukimės visi Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo švente.